Ir Evelina Povilėnienė pristatys Minimaniją. Labą dieną, šiaip netaip, matau, pavyko. Tai bandysim, iš karto irgi turiu pasakyti, pirmą kartą dariau prezentaciją, tai gal kažkas nepavyks, bus netaip gal sklandu, kaip gal turėtų būti. Reikia tikėtis. Aš iš karto ir su fiziniais apčiuopiamais dalykais, kas nematė, negirdėjo, iš karto paleisiu pasižiūrėti. Taigi mano vardas Evelina, beveik išė. Ir šiandien aš čia atsinešiau turbūt, paspaudžiau. Kaip ją valdyti. Ir šiandien aš šitam renginiui pasirinkau turbūt moteriškiausią iš savo turimų kelių idėjų, kadangi mes čia visos išmanios moteris, tai turbūt iš karto turiu pasakyti, vyram gal bus nelabai įdomu, jie gal netgi nesupras kai kurių dalykų, kodėl mums to galbūt reikia, kodėl mums tai gali būti įdomu. Vis tiek kažkokie trukdžiai, vis tiek kažkas neveikia. Tai aš tada vis tiek galbūt galiu pradėti pasakoti, čia yra kodinis darbinis pavadinimas tos mano idėjos, turbūt daugelis iš tikrųjų, jeigu nenaudoja, tai bet iš tikrųjų esat matę, turėję, ar bent jau, iš tikrųjų gal bent matę gaminių, kurie yra supakuoti į kelioninio dydžio pakuotės. Arba mėginukų, arba, tarkim, moteris iš tikrųjų labai mėgsta tokius dalykus, kiek žinau, aš kartais turiu prisipažinti, net nusiperku žurnalą, kurio neskaitau vien dėl to, kad ten pamatau įdėtas kažkoks tai mini gaminukas, kurio man tuo metu labai norisi. Šitas, pavadinkim, produktų supakuotų į kelionio dydžio pakuotės bumas prasidėjo 2006 metais iš tikrųjų, po to, kai buvo įvesti skrydžių saugos reikalavimai, siekiant užkirsti kelią skystos bombos gamybai, siekiant vėlgi išvengti teroristinių išpuolių, ir buvo priimti įstatymai leisti įsinešti į lėktuvo salonus su rankiniu bagažu tik tai tuos gaminius, kurie neviršė 100 ml tūrio. Ir jeigu iki tol buvo galima tokių mini pakuočių įsigyti tik tai duty free parduotuvėse ir būtent tik tai prabangių prekių ženklų, tai nuo to laiko mes praktiškai galim rasti ir mums įprastų ir dušo želė, ir ten šampūnų, ir kremukų, tepaliukų, ir ten, aš nekalbu apie maistą, dabar kalbu tik tai apie kosmetiką kol kas. Ir vėlgi, jeigu norit susiruošti į kelionę ir pasiimti tuos visus gaminukus kartu, mums tenka aplakstyti daugelį parduotuvių, kadangi praktiškai kiekviena parduotuvė turi kažkokį tai skyrelį tų produktų. Ir vėlgi, jeigu mes norim pasiruošti, kaip jau minėjau, mums reikia laiko labai daug sugaišti, norint apvažiuoti, ir aišku, degalų reikia sunaudoti, jeigu mes norim, ir žinoma, ne visi tą gali ir nori ir taip toliau. Taigi mano mintis vis dėlto buvo tas visas produktus sujungti į vieną vietą, į vieną parduotuvę ir padaryti, mano akimis tai būtų moterų rojus. Iš tikrųjų, mini rojus moterų, kur galima būtų iš tikrųjų ateiti, išmėginti, pasikuisti ten tose visose reikaluose, čia tos labai simpatiškos visos pakuotės. Mes dažniausiai naudojam vis dėlto standartinio dydžio pakuotės ir tam tikrais atvejais ta standartinio dydžio pakuotė iš tikrųjų kelia tam tikrų problemų. Tai yra visų pirma brangu, kalbant apie tuos produktus, kurie yra brangesnių brandų, brangesnių prekių ženklų, ir ne kiekviena gali tai įsigyti. Vėlgi nėra galimybės išmėginti prieš įsigijant, nes tarkim, tu gali kosmetikos parduotuvėj, ten makiažo pagrindą, moteris supras, pasitepti ant rankos, pasižiūrėti atspalvį, bet tu iš tikrųjų nežinosi, kaip jis tau guls ant odos prie, tarkim, dienos apšvietimo, nežinai, kaip tau jausis ten po 3 valandų, ar nealergizuos ir taip toliau. Vėlgi nepatogu imti į kelionę, arba iš viso negalima, kaip minėjau, lėktuvus, arba nespėjai sunaudoti, ypač jeigu tai yra natūralus produktas, arba nebepatinka, kaip dažnai atsitinka, pavyzdžiui, besilaukiančio moterim. Vieną dieną patinka kvapas, kitą dieną nepatinka kvapas. Tai vėlgi aš taip manau, kad jeigu mes naudotume
daugiau to kelioninio dydžio pakuočių, mes tas problemas tikrai išspręstumėm, nes tai būtų žemesnė kaina, ypač tų brangesnių produktų. Galima būtų išmėginti prieš apsisprendžiant įsigyti standartinio dydžio pakuotės. Vėlgi patogu pasiimti su savim bet kur į biurą, į sportinį krepšį įsimesti, jau nekalbant apie kelionę. Dažniausiai sunaudoji viską, nes iš tikrųjų kiekio yra mažai, o nepatikus ir negaila išmesti, nes iš tikrųjų nekainavo labai didelių pinigų. Vėlgi galimybė išbandyti daug produktų. Papildomi moteriški pliusai, tai yra begalinio smalsumo patenkinimas, nes iš tikrųjų norisi išbandyti daug. Kitas dalykas, tai yra vėlgi žiaurus malonumas leisti ant savęs tepti ir naudoti tos dalykus, kur naudoja mūsų aukštuomenės damos ir, ta prasme, tie produktai gal ne visiems įkandami, bet jeigu mažesnis kiekis, gali savo tai leisti. Ir vėlgi kitas dalykas, ką mėgsta mano dukra, tušti tikri buteliukai yra superinis žaislas. Čia vėlgi gali žaisti parduotuves, ne iš ten kartoninių dėžučių, o būtent iš tų su tais visais indeliais, parduoti, keistis ir taip toliau. Vėlgi, rinka pradžiai būtų Lietuvos rinka, aš tai galvoju tik tai apie fizinę parduotuvę plus papildomai internetinę parduotuvę. Vėlgi verslo modelis mažmeninė prekyba, gal didmeninė prekyba. Tikslinė rinka iš tikrųjų turbūt visos moteris nuo 3 metų iki 100 metų, galbūt ir vyrai kai kurie, nes jie irgi važiuoja į komandiruotės, eina sportuoti, jiems irgi tų dalykų reikia. Konkurentai šiuo atveju būtų kosmetikos parduotuvės iš parduotuvės, bet aš taip tikiuosi, jos turėtų tapti partneriais, kalbant apie tiekimą, nes jos iš tikrųjų turi vėlgi savo ryšių. Taip pat būtų konkurentai 1 euro prekių vertės parduotuvės, grožio dėžučių sudarinėtojai, moteris turbūt tikrai žino, kas yra tos grožio dėžutės, ir freebie, moteriškės irgi turbūt žino, kas tai yra nemokamai siuntinėjami pavyzdėliai. Dėja, jų dažniausiai negauni, nors ir užsisakai, vėlgi pranašumai prieš konkurentus, tai yra tiesiog vienoj vietoj mes turim daugybę įvairių prekių ženklų, mini pakuočių, nereikia ieškoti, ilgai važinėti, viskas yra vienoj vietoj. Kalbant apie 1 euro parduotuvės, pranašumas prieš jas būtų, kad tai būtų mini pakuotės, žinomų, tarkim, prekių ženklų, o ne vien tik tai pigios prekės, kaip kad daro 1 euro prekių. Nu, tikiuosi bent jau esmę kažkokią pasakiau, nes sutilpti iš tikrųjų sunku. Okay, tai ačiū uždėmesi. Idėja tikrai, manau, gera ir aktuali problema, nes iš viešbučio visada pasiimu mažą tą, sekančią kelionę, nes, tai puikus dalykas. Klausimas, iš kur jūs gausite tų prekių? Mini pakuočių. Ta prasme, ar gamintojas gamina kosmetiką dabar? Visi gamina ir nepardavinėja? Didžioji dalis gamina, pavyzdžiui, kiek aš skaičiau trumpą interviu Unilever, jeigu žinot, yra tokia įmonė ir būtent Europos šefai. Jisai visai neseniai, jo interviu yra pasisakymas toksai, kad jie netgi plės tą rinką mini pakuočių ir darys Azijos rinkos pavyzdžių, kadangi atėjo krizė ir žmonės vis dėlto išgali nusipirkti daugiau ne didmeninių tų pakuočių, o mažesnių, sako, jeigu 17 eurų jo krepšelis sudaro parduotuvė išleistas vidutiniškai, tai jisai negali sau leisti didelių pakuočių pirkti. Tai beveik visi brandai turi ir mini pakuotės? Didžioji dalis, ta prasme, iš tikrųjų daug tų pačių parduotuvių dalina tos mėginukus nemokamai, ten parašyta not for sale, aišku, bet aš manau, tai galima būtų su gamintojais irgi dėrėtis ir kalbėti apie tai, kad jie gamintų būtent pardavimui už ten minimalią kainą. Ir čia ateina velnias, tikrai gamina beveik visi, tik tai dėrėtis, dabar su jais yra gyvas velnias. Ar teko susidurti su to nors kiek? Dėrėtis su didžiosiam, su Unilever tikrai. L'Oreal ir taip toliau. Su tais didžiaisiais tikrai dar ne, tiesiog aš žinau, kad užsienį yra geresnės kainos, nes aš dabar, tarkim, tuos visus mini visus, kurį laiką jau perkuosi savo šeimai, draugams, nes jiem labai reikia, jie labai prašo ir ta prasme aš tiesiog žinau, kad ten geresnės kainos. Netgi perkant mažmeną, jeigu kalbėti apie didmeną, tai tikrai galima gal dar geresnės. Tai iš konkurentų būtent tos dėžutės, nes aš įsivaizduoju, tos grožio dėžutės jūs iš esmės tą dabar daro. Ten kas yra ribotas pasirinkimas, jūs turėsite daugiau brandų. Grožio dėžučių problema mano akimis yra ta, kad tu niekad nežinai, ką tu gausi ir galbūt tu gausi 5 šampūną, kurio tau nereikia. O čia tu gali išsirinkti individualiai, atėjęs būtent pagal tavo poreikius. Okay, tikrai vakaruose yra, kur gali susidėti savo dėžutę? Galbūt yra, taip, nesiginčysiu, bet yra vakarai, pas mus nėra.
Ok, tai aš tada grįžtu prie to, aš visų pirma apie prezentaciją jūsų, tai ta prasme irgi, sakyčiau, labai taip drąsiai jaučiatės ir gerai, tai kaip pirmai, tai labai gerai. Aišku, su laiko valdymu, tai visada viską galima padaryti geriau. Moteris plepios, aišku. Aš manyčiau, kad jūsų versle tikrai dėrybos su tiekėjais bus labai sudėtingos. Ir jeigu žiūrėt Lietuvoje, nežinau, kas daugiausiai brandai turi Cruisas, Chile, tai tikriausiai jie tenai kryžių žygius yra nuėję ir jeigu ne jų verslumas, tai tikriausiai ir nepavyktų. Tai čia bus didžiausias iššūkis, aš manau. Ta prasme, ir aišku, kad konkurentai greičiau neteitų, nes tų tikrai yra vakaruose stiprių distribucijos kanalų. Visas kitas labai logiška ir tikrai veikia kaip verslo modelis ir tokių pavyzdžių tikrai rasite ir Lietuvoje tame tarpe su tais black boxais veikiančių. Parduotuvė versus e-komercija, aš daryčiau tik e-komerciją, net nebandyčiau prisirišti prie fizinės prekybos, nes labai bus brangu. E-komercija tikriausiai nuo pirmos dienos gali būti pelninga, jeigu padarytas, sakykime, be didelių investicijų, o jeigu nežinote, kaip daryti e-komerciją arba ir tai jums kelia įvairių tenai kažkokių tai baimių, tai netgi kažkokia popierinė kataloginė prekyba pradžia paprastų vaikštukų tinklų, jūsų tikslas susikurti pirminę vartotojų bazę, kaip galima mažiau pinigų išleidus ir kaip galima mažiau pinigų išaldant procesus, sandėlį ir taip toliau. Ir tai yra tikrai padaroma, galbūt pirmiausia tokių fiziškų neturint savo brendo, paskui e-komercijoj, ir tik tai patapus kažkokių masiškų renginių galvoti apie kažkokią tai fizinę prekybą ir tikriausiai vėlgi aš galvočiau apie Maximos lentynas, o ne apie savo parduotuvę. Nu, aš tai galvoju apie kokį, čia Akropolį, tarkim, Vilniaus kokį, kad ir stenduką, kur yra žmonių praeinamumas. Tai yra... Jau galvoju, sakysiu, kad pats brangiausias būtų parduotuvė senamiestyje, bet ta prasme, parduotuvė Akropolį būtų antra pagal brangumą iš visų spektro. Taip, bet taigi tikslą, taigi galim ir svajonę turėti. Tikslas turėtų būti suteikti naudą klientui ir pakeliui uždirbti labai daug pinigų. Taip. Ne parduotuvė turėtų. Nu, taip, faktas, bet tiesiog, kad vis dėlto su e-komercija dar Lietuvoje jinai pamažu kaip ir didėja tendencija, bet iš tikrųjų dar vis tiek yra tokia rezervacija pakankamai. Ta prasme, ypač čia aš manau, tarp jaunų merginų rasi daug proveržių. Tai tiek mano komentarų. Ačiū. Iš tikrųjų, ko neišgirdom, tai koks poreikis tas investicijų ir kur jūs jas dėtumėt? Iš tikrųjų, konkrečių skaičių dabar nepasakysiu, nes vėlgi, kaip kolega jūsų sakė, yra iš tikrųjų apsisprendimo klausimas, ar pradėti vis dėlto nuo e-komercijos, ar kartu ir nuo fizinės parduotuvės, nuo to aišku priklausys ir poreikis investicijų. Nes vis dėlto pradžiai reikia vis tiek apyvartinių, kiek suprantu, vėlgi dėrybo. Nu, ta prasme, su kai kuriais tiekėjais galima tartis ir dėl atsiskaitimo konsignacijos pagrindais. Tai čia vėlgi kad dauguma gamintojų gamina šiandien tai freebiems. Ne loveboxams, visiems tiem beautyboxams, o freebiems. Tai jie nurašo tai nuostolių bet kuriuo atveju. Tokį verslą tikrai galima susidėlioti ir startuoti su mažiau negu 10 000 litų, galbūt mažiau negu su 5 000 litų. Na, aš Rokui nepritarčiau, su 5000 online'inės parduotuvės greičiausiai nepavyks padaryti, bet su 50, taip. Aš galvoju, kad, sakykime, išgrynintas tikslinis segmentas yra labai puikia mintis ir tokia siaura galbūt sritis, elektroninė parduotuvė išsiskirtų iš kitur, galėtų skristi, jeigu taip galim pavadinti. Aš pritarčiau Rokui, kad neužsižaiskite su jokiom fiziniam parduotuvėm. Tam, kad apskritai skaičiuoti visą kitą, išsiaiškinkit, ar tie didieji, kurie padarė įdirbį, tą, ką Rokas sakė, tarkim, Cruisas, kuris dabar, jeigu aš neklystu, startavo projektą Savo LT, pasižiūrėkit, ar jie būtų linkę bendradarbiauti ir kokiom kainom jum galėtų duoti, ne, ir ar iš to yra pinigai. Ir tada tiesiog reikia imti ir pradėti nuo elektroninės, tas, kas yra pakankamai greitai ir pasitelkus rinkodaros priemonės jūs pamatytumėt, ar jūs pataikėt ar ne. Tada atsiranda tikėjimas arba ne. Kadangi jau taip viską suvedai, tai ta pati Cruiso kompanija turi ir Pigų LT, tai vadinasi yra komercijos ekspertai ir kiek žinau, jų valdyba priiminėja kitus verslus šalia savo į Savo LT portalą. Nu, su Pigų LT turim irgi ryšių, šiek tiek tokio. Tai jūs jau viską turite iš tikrųjų. Paskutinis klausimas, tai kada startuojat? Nu jo, nuo rytojaus bandysim judėti tą linkmę. Ačiū. Kviečiam Liną Butkutę.
ruošia. Vėlgi aš taip manau, kad jeigu mes naudotume daugiau to kelioninio dydžio pakuočių, mes tas problemas tikrai išspręstumėm, nes tai būtų žemesnė kaina, ypač tų brangesnių produktų. Galima būtų išmėginti prieš apsisprendžiant įsigyti standartinio dydžio pakuotės. Vėlgi patogu pasiimti su savim bet kur į biurą, į sportinį krepšį įsimesti, jau nekalbant apie kelionę. Dažniausiai sunaudoji viską, nes iš tikrųjų kiekio yra mažai, o nepatikus ir negaila išmesti, nes iš tikrųjų nekainavo labai didelių pinigų. Vėlgi galimybė išbandyti daug produktų. Papildomi moteriški pliusai, tai yra begalinio smalsumo patenkinimas, nes iš tikrųjų norisi išbandyti daug. Kitas dalykas, tai yra vėlgi žiaurus malonumas leisti ant savęs tepti ir naudoti tos dalykus, kur naudoja mūsų aukštuomenės damos ir, ta prasme, tie produktai gal ne visiems įkandami, bet jeigu mažesnis kiekis, gali savo tai leisti. Ir vėlgi kitas dalykas, ką mėgsta mano dukra, tušti tikri buteliukai yra superinis žaislas. Čia vėlgi gali žaisti parduotuves, ne iš ten kartoninių dėžučių, o būtent iš tų su tais visais indeliais, parduoti, keistis ir taip toliau. Vėlgi, rinka pradžiai būtų Lietuvos rinka, aš tai galvoju tik tai apie fizinę parduotuvę plus papildomai internetinę parduotuvę. Vėlgi verslo modelis mažmeninė prekyba, gal didmeninė prekyba. Tikslinė rinka iš tikrųjų turbūt visos moteris nuo 3 metų iki 100 metų, galbūt ir vyrai kai kurie, nes jie irgi važiuoja į komandiruotės, eina sportuoti, jiems irgi tų dalykų reikia. Konkurentai šiuo atveju būtų kosmetikos parduotuvės iš parduotuvės, bet aš taip tikiuosi, jos turėtų tapti partneriais, kalbant apie tiekimą, nes jos iš tikrųjų turi vėlgi savo ryšių. Taip pat būtų konkurentai 1 euro prekių vertės parduotuvės, grožio dėžučių sudarinėtojai, moteris turbūt tikrai žino, kas yra tos grožio dėžutės, ir freebie, moteriškės irgi turbūt žino, kas tai yra nemokamai siuntinėjami pavyzdėliai. Deja, jų dažniausiai negauni, nors ir užsisakai, vėlgi pranašumai prieš konkurentus, tai yra tiesiog vienoj vietoj mes turim daugybę įvairių prekių ženklų, mini pakuočių, nereikia ieškoti, ilgai važinėti, viskas yra vienoj vietoj. Kalbant apie 1 euro parduotuvės, pranašumas prieš jas būtų, kad tai būtų mini pakuotės, žinomų, tarkim, prekių ženklų, o ne vien tik tai pigios prekės, kaip kad daro 1 euro prekių. Nu, tikiuosi bent jau esmę kažkokią pasakiau, nes sutilpti iš tikrųjų sunku. Okay, tai ačiū uždėmesi. Idėja tikrai, manau, gera ir aktuali problema, nes iš viešbučio visada pasiimu mažą tą, sekančią kelionę, nes, tai puikus dalykas. Klausimas, iš kur jūs gausite tų prekių? Mini pakuočių. Ta prasme, ar gamintojas gamina kosmetiką dabar? Visi gamina ir nepardavinėja? Didžioji dalis gamina, pavyzdžiui, kiek aš skaičiau trumpą interviu Unilever, jeigu žinot, yra tokia įmonė ir būtent Europos šefai, jisai visai neseniai, jo interviu yra pasisakymas toksai, kad jie netgi plės tą rinką mini pakuočių ir darys Azijos rinkos pavyzdžių, kadangi atėjo krizė ir žmonės vis dėlto išgali nusipirkti daugiau ne didmeninių tų pakuočių, o mažesnių, sako, jeigu 17 eurų jo krepšelis sudaro parduotuvė išleistas vidutiniškai, tai jisai negali sau leisti didelių pakuočių pirkti. Tai beveik visi brandai turi ir mini pakuotės? Didžioji dalis, ta prasme, iš tikrųjų daug tų pačių parduotuvių dalina tos mėginukus nemokamai, ten parašyta not for sale, aišku, bet aš manau, tai galima būtų su gamintojais irgi dėrėtis ir kalbėti apie tai, kad jie gamintų būtent pardavimui už ten minimalią kainą. Ir čia ateina velnias, tikrai gamina beveik visi, tik tai dėrėtis, dabar su jais yra gyvas velnias. Ar teko susidurti su to nors kiek? Dėrėtis su didžiosiam, su Unilever tikrai. Su tais didžiaisiais tikrai dar ne, tiesiog aš žinau, kad užsienį yra geresnės kainos, nes aš dabar, tarkim, va, tuos visus mini visus, kurį laiką jau perkuosi savo šeimai, draugams, nes jiem labai reikia, jie labai prašo ir ta prasme aš tiesiog žinau, kad ten geresnės kainos. Netgi perkant mažmeną, jeigu kalbėti apie didmeną, tai tikrai galima gal dar geresnės. Tai iš konkurentų būtent tos dėžutės, nes aš įsivaizduoju, tos grožio dėžutės jūs iš esmės tą dabar daro. Ten kas yra ribotas pasirinkimas, jūs turėsite daugiau brandų. Grožio dėžučių problema mano akimis yra ta, kad tu niekad nežinai, ką tu gausi ir galbūt tu gausi 5 šampūną, kurio tau nereikia. O čia tu gali išsirinkti individualiai, atėjęs būtent pagal tavo poreikius. Okay, tikrai vakaruose yra, kur gali susidėti savo dėžutę.
Galbūt yra, taip, nesiginčysiu, bet yra vakarai, pas mus nėra. Ok, tai aš tada grįžtu prie to, aš visų pirma apie prezentaciją jūsų, tai ta prasme irgi, sakyčiau, labai taip drąsiai jaučiatės ir gerai, tai kaip pirmai, tai labai gerai. Aišku, su laiko valdymu, tai visada viską galima padaryti geriau. Moteris plepės, aišku. Aš manyčiau, kad jūsų versle tikrai dėrybos su tiekėjais bus labai sudėtingos. Ir jeigu žiūrėt Lietuvoje, nežinau, kas daugiausiai tai brandai turi, Kruzas, Čilė, tai tikriausiai jie tenai kryžių žygius yra nuėję ir jeigu ne jų verslumas, tai tikriausiai ir nepavyktų. Tai čia bus didžiausias iššūkis, aš manau. Ta prasme, ir aišku, kad konkurentai greičiau neteitų, nes tų tikrai yra vakaruose stiprių distribucijos kanalų. Visas kitas labai logiška ir tikrai veikia kaip verslo modelis ir tokių pavyzdžių tikrai rasite ir Lietuvoje tame tarpe su tais black boxais veikiančių. Parduotuvė versus e-komercija, aš daryčiau tik e-komerciją, net nebandyčiau prisirišti prie fizinės prekybos, nes labai bus brangu. E-komercija tikriausiai nuo pirmos dienos gali būti pelninga, jeigu padarytas, sakykime, be didelių investicijų, o jeigu nežinote, kaip daryti e-komerciją arba ir tai jums kelia įvairių tenai kažkokių tai baimių, tai netgi kažkokia popierinė kataloginė prekyba pradžiai paprastų vaikštukų tinklų, jūsų tikslas susikurti pirminę vartotojų bazę, kaip galima mažiau pinigų išleidus ir kaip galima mažiau pinigų išaldant procesus, sandėlį taip toliau. Ir tai yra tikrai padaroma, galbūt pirmiausia tokių fiziškų neturint savo brendo, paskui e-komercijai, ir tik tai patapus kažkokių masiškų renginių galvoti apie kažkokią tai fizinę prekybą ir tikriausiai vėlgi aš galvočiau apie Maksimos lentynas, o ne apie savo parduotuvę. Nu, aš tai galvoju apie kokį, čia Akropolį, tarkim, Vilniaus kokį, kad ir stenduką, kur yra žmonių praeinamumas. Tai yra... Jau galvoju, sakysiu, kad pats brangiausias būtų parduotuvė senamiestyje, bet ta prasme, parduotuvė Akropolį būtų antra pagal brangumą iš visų spektro. Taip, bet taigi tikslą, taigi galim ir svajonę turėti. Tikslas turėtų būti suteikti naudą klientui ir pakeliui uždirbti labai daug pinigų. Taip. Ne parduotuvė turėtų. Nu, taip, faktas, bet tiesiog, kad vis dėlto su e-komercija dar Lietuvoje jinai pamažu kaip ir didėja tendencija, bet iš tikrųjų dar vis tiek yra tokia rezervacija pakankamai. Ta prasme, ypač čia aš manau, tarp jaunų merginų rasi daug proveržių. Tai tiek mano komentarų. Ačiū. Iš tikrųjų, ko neišgirdom, tai koks poreikis tas investicijų ir kur jūs jas dėtumėt? Iš tikrųjų, konkrečių skaičių dabar nepasakysiu, nes vėlgi, kaip kolega jūsų sakė, yra iš tikrųjų apsisprendimo klausimas, ar pradėti vis dėlto nuo e-komercijos, ar kartu ir nuo fizinės parduotuvės, nuo to aišku priklausys ir poreikis investicijų. Nes vis dėlto pradžiai reikia vis tiek apyvartinių, kiek suprantu, vėlgi dėrybo. Nu, ta prasme, su kai kuriais tiekėjais galima tartis ir dėl atsiskaitimo konsignacijos pagrindais. Tai čia vėlgi kad dauguma gamintojų gamina šiandien tai freebiems. Ne love boxams, visiems tiem beauty boxams, o freebiems. Tai jie nurašo tai nuostolių bet kuriuo atveju. Tokį verslą tikrai galima susidėlioti ir startuoti su mažiau negu 10 000 litų, galbūt mažiau negu su 5 000 litų. Na, aš Rokui nepritarčiau, su 5000 online'inės parduotuvės greičiausiai nepavyks padaryti, bet su 50, taip. Aš galvoju, kad, sakykime, išgrynintas tikslinis segmentas yra labai puikia mintis ir tokia siaura galbūt sritis, elektroninė parduotuvė išsiskirtų iš kitur, galėtų skristi, jeigu taip galim pavadinti. Aš pritarčiau Rokui, kad neužsižaiskite su jokiom fiziniam parduotuvėm. Tam, kad apskritai skaičiuoti visą kitą, išsiaiškinkit, ar tie didieji, kurie padarė įdirbį, tą, ką Rokas sakė, tarkim, Kruzas, kuris dabar, jeigu aš neklystu, startavo projektą Savo.lt, pasižiūrėkit, ar jie būtų linkę bendradarbiauti ir kokiom kainom jum galėtų duoti, ne, ir ar iš to yra pinigai. Ir tada tiesiog reikia imti ir pradėti nuo elektroninės, tas, kas yra pakankamai greitai ir pasitelkus rinkodaros priemonės jūs pamatytumėte, ar jūs pataikėt ar ne. Tada atsiranda tikėjimas arba ne. Kadangi jau taip viską suvedai, tai ta pati Kruzo kompanija turi ir Pigų.lt, tai vadinasi yra komercijos ekspertai ir kiek žinau, jų valdyba priiminėja kitus verslus šalia savo į Savo.lt portalą. Nu, su Pigų.lt turim irgi ryšių, šiek tiek tokio. Tai jūs jau viską turite iš tikrųjų. Paskutinis klausimas, tai kada startuojat? Nu jo, nuo rytojaus bandysim judėti tą linkmę.
Ačiū.